Kai Dalia Grybauskaitė mokėsi mokykloje, vaikai tyčiodavosi iš jos pavardės. O dabar mūsų ekscelencija tyčiojasi iš klasiokų atlyginimų. Šito aš posų nebereikalau pradėjau mūsų CKV laidą. Sveiki, būkit pagarbinti mūsų CKVos laidos žiūrovai, nes šį vakarą kalbam apie laisvą žodį, apie spaudą, nes spaudos diena kaip tik šiandien ir mūsų studijoje radio stoties FM 99 vyriausia redaktorė, mūsų šviesus spindulėlis gale tunelio, Vida Grišmanauskienė. Labas, Vida. Labą. Kaip išsilaikius, visą laiką žydinti, visą laiką bėganti, skrendanti kaip bitelė. Kaip tu visur spėjai? Tai dėl to, kad žurnalisto darbas toks iš tikrųjų nenuobodus, aktyvus. Ar spėjam visur, tai ko gero kiekvienas žurnalistas sakys tikrai ne, bet stengiamės. Na, labai smagu tave matyti. Jau ir pasipažįstame, aš senokai kiek... Oi, daug neskaičiuoki metų. Jau neskaičiuoki metų, paskui žmonės supras, žinai, kiek man tai gerai atrodai. Aš kai iš vis, kai pamatau gerai atrodančią, tai žinok, susinervinu iš pavydo. Nu, nebūčiau suvalkieti. Klausyk, Vida. Vat, tokį dabar anekdotą apie prezidentę leptelėjau, žinai. Tas žodžio laisvė, ar iš tikrųjų pas mus čia Lietuvoje tokios, nu, kaip ir cenzūros nėra. Va, aš raudonais laikais užaugusi, tai žinai, ten būdavo ką nors ant valdžios pasakysi, tai jau, žiūrėk, ir veža kur nors Stalinas į Sibirą, ten ir pasūdydavo kai ką. O kaip dabar jūs tą laisvę žodžio? Ko gero, jeigu kalbėtumėm apie žodžio laisvė yra atsakomybė. Tai aš taip sakyčiau kiekvienam ir nesvarbu, ar tai žurnalistas, ar tai tiesiog komentatorius, pilietis norintis išsakyti savo nuomonę, nes manau, kad būtent sakydamas ir išreikšdamas savo mintis, savo žodžius, savo jausmus, tu turi jausti atsakomybę. Dėl ko aš taip sakau? Dėl to, kad žurnalistas teikdamas, perteikdamas informaciją tikrai turėtų jausti labai didelę atsakomybę ir apie tai, ką kalba, ir apie tai, kaip kalba ir kam tai sako. O pavyzdžiui, komentatoriai ir žmonės norintys išsakyti savo nuomonę įvairiose medijose irgi turėtų jausti atsakomybę. Kaip žinia, visai neseniai paskelbta tokia akcija švara internete. O ką tai reiškia? Reiškia, kad didesnis noras atsisakyti anonimiškų komentatorių ir sakyti savo nuomonę, nesislepiant ir išsakant, sakykime, ir pasakant savo vardą ir pavardę. Todėl, kad labai dažnai, ko gero, mūsų visuomenėje dar tai yra. Pasakyti savo vardu žiūrint kažkam į akis yra gerokai sunkiau, nei išpilti kokį purvelio kibirėlį ant kito galvos, tada, kai tu esi pasislėpęs po kokiu nors XXL. Iš tikrųjų, aš internete pastebėjau šitą dalyką. O, ten pasirašau bileką ir pilsto paskiau, ir srutas, ir ką tik nori ant galvų pila. Ir va, gerai sakė, kad būtent daug kas priklauso ir nuo pačio žurnalisto požiūrio. Va, radau tokį šposą, buvo Kauno zoologijos sode, toks atvejis buvo, žinai, nu, kažkaip ten ėmė pasidarė, kad vaikas pliaukštė ir įkrito pas baltas meškas. Nu ir pro šalį bėga, žinai, kažkoks vyrukas, sidrą gėrė, žinai, butelatį nusitvėręs, tai jis paskui tą, žinai, meškai pliūkštį akis tau sidro, tą visą putotą, žinai, nu ir išgelbėjo juos ten, ištraukė, viską, žinai, ant kranto jau ten, žmonių minė, visi klausinėja, kaip čia jūs, koks jūs čia jaunuoli drąsus, koks jūs čia jetau, žinai, o jisai sako, proš, pana, nic nerazumė, žinai, pasirodo, Lenkas išgelbėjo tą vaikutį. Nu ir ką tu pasakysi, ant rytojos pasirodo laikraštys straipsnis su baisiausio užrašu, žinai, girtas Lenkas iš meškos atėmė į pusryčius. Tai čia, žinot, antraščių laikas. Čia kaip pavadinsi, ne? Labai dažnai, gal ne labai dažnai, bet pasitaiko, kad antraštė būna labai įspūdinga, tačiau turinys mažai susijęs su antraštė. Bet čia kova už skaitytoją ir žiūrovą turbūt tokia. O dabar apie tą kovą, klausyk, užsiminiai. Aš, tiesiog bijau televizorių įsijungti. Ištisai smurtas, kraujas prapačia, bėga, nušovė, papjovė, išgvaltavojo ir pasirodo tos laidos turi reitingus didelius. Tai ką dabar čia mūsų ir radio klausytojai, ir žiūrovai labiausiai domisi tais kriminalais visokiais ir smurtu? Aš manau, kad yra taip.
tam tikra prasme lyg ir uždaras ratas, nes medijos atstovai kartais sako, rodom tai, ką nori matyti žiūrovas, o žiūrovas nori matyti būtent tai. Bet aš manau, kad žiniasklaidos funkcija ir net tokia pareiga tam tikra prasme lyg ir, negaliu sakyti auklėti žiūrovą, bet vis tiek tai turi būti šiek tiek aukštesni tikslai, negu tik tai rodyti tai, ką nori tam tikra visuomenės dalis. Nes tikrai didelė visuomenės dalis sako, kad tos didžiosios profesionaliosios tyriamosios žurnalistikos trūksta, kad įdomių laidų, kur gali ne tik pamatyti, kaip gyvena kaimynas arba pasijuokti iš kažkokio, tokio nei šiokio, nei tokio kasdienybės momento yra daug, o kad išmoktum kažką, kad sužinotum kažką, pagaliau, kad pamatytum, kaip kitur žmonės gyvena ir kitaip gyvena, šiek tiek jau juntama tokia spraga. Taip, kad ko gero tas uždaras ratas ir manau, kad pirmiausia jį turi nutraukti žurnalistai. Tai mūsų ciekava laida apie smurtą nevaro, kraujas pas mus nebėga, o mes supažindinam su įdomiais žmonėm, kurie gyvena čia pat, savam kieme ir kitą kartą net nežinom, ką tas žmogus daro, kokiais kultūriniais dalykais užsiima. Apie tą kultūrinius tos dalykus, kai pradėjom, be abejo, negaliu sakyti, kad ten viskas pas mus jau ten prastai rodo ir prastai ten neigiamus dalykus. Ne. Yra labai gražių laidų, kultūrinių ir taip toliau, ir taip toliausiai. Bet žiūrėk, kiek žinau, premija kažkokia ten ar nominacija pragiedrulių gavusi. Papasakok žiūrovams mūsų, kas čia per pragiedruliai ir kurioje vietoje čia giedruoja? Iš tikrųjų, 14 metus rengiamas toks žurnalistinis konkursas televizijų ir radijų žurnalistams, kultūros tematika. Ir šiemet irgi neišimtis ir radijos stoties FM99 laida prie puodelio arbatos, kurioje buvo tiesiog kalbama ir viešima poezijos pavasario renginyje, laimėjo geriausios kultūros radijo laidos titulą. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad labai džiugi žinia vien dėl to, kad ta dovana parvežta į Alytų, o šiame konkurse varžosi tiek nacionalinio transliuotojo, tiek bet kurio transliuotojo. Čia visos Lietuvos mastu? Tai yra visos Lietuvos mastu. Tai dėl to, iš ties, manau, kad yra ko džiaugtis. Ir kodėl džiaugtis? Didelis įvertinimas iš tikrųjų. Ir įvertinimas didelis, ir turbūt dar vienas pasakymas, kad ir tie renginiai, kurie vyksta Alytuje ar kitose mažesniuose miestuose, jie irgi yra ir gali būti aukštos kokybės. Aš kiek žinau, tai ne pirmutinė šita pragiedrulių dovana. Dar yra ir daugiau, buvo papasakok. Radio stotis prieš kelerius metus yra taip pat pragiedrulių laimėjusi premiją, kaip visa redakcija, būtent už dėmesį kultūrai. O aš esu ir laida Tauškučių skrynelė vaikams yra laimėjusi 2 premijos 2006 ir 2009 metais. Tuomet ši laida buvo pripažinta kaip geriausia laida vaikams Lietuvoje. O tai, pasakai, premija, tai ką čia, pinigais? Ar tik tai ačiū pasakė ir gromą tai įteikė? Šiemet mes gavom tikrai tokį, autorinį darbą, diplomą gaudavom ir tokias stiklinės piramides kaip siekiamybė ir skiriama premija. Tai jau neuždyko jau taip jau, ne? Tik pabaliavot galėjot jau. Žurnalistai neturi tam laiko paprastai, nes dirba kiekvieną dieną. Ką neturi, aš kiek žinau, pasicikavinau savaitgalį Punioje valdžia ir miestų ir rajonų žurnalistams ruošia baisiausią balių. Balių ruošia? O mes galvojam, kad spaudos diena. Kad kalbėsim apie spaudą, apie kalbą. Tai prie Čerkos tokia kalba ir būna. Aš manau, kad tie laikai praėjo. Prie Čerkos žurnalistai nelabai renkasi, nes neturi viskada. Gal kas kitas renkasi? Man kaip kaimo moteriškiai, tai žinai, aš dabar galvoju, valdžia nori žurnalistam įsiteikti, žinai. Susikvietė visus, žinai, užpylė, kol dantis semia, o paskiau jau ką jau, jeigu man koks meras įpiltų, tai aš ant jo negražiai negaliu šnekėti jau. Bet jūs galite neimti. Ir čirkelės nedaryti. Jau klausyk, jau duoda imk mušą bėgti. Manau, kad taip dabar ne. Čia pagal išsivystymų lygį. Pagal norus. Pagal norus. Prisiminiau tokį dar vieną šposą irgi į temą, žinai, mergička ruošėsi tekėti, žinai, ir buvo 2 kandidatai. Inžinierius ir žurnalistas. Tai pasisekė inžinieriui. Nes ištekėjo žurnalistų. Supratau. O dabar iš to žurnalistinio darbo, ar pragyventi eina? Mes visi gyvenam.
mes visi gyvenam ir visi dirbam ir žydyt, kaip žydim. O dėl to inžinieriaus gal jis ir buvo teisus, nes iš tikrųjų, jeigu jau kalbėti rimtai, žurnalisto darbas, kaip sakiau, nėra lengvas. Pasaulyje yra ir pavojingas. Reporteriai be sienų jau pernai pranešė 2015 metais 110 žurnalistų žuvo arba buvo nužudyti. Deja, situacija yra tokia ir tendencija tokia, kad iš tikrųjų netgi taikiose vadinamosiose šalyse žurnalistų žuva ar nužudoma daugiau. Tokia tendencija, taip, netgi negu karo zonose. Aš jau į rotušės aikštę kur nors interviu pašnekit, moteriškę kokią matėte į galvą. Gal Lietuva ramesnė šalis. Ai, čia negrėsiau jau. Bet iš tikrųjų, ir Prancūzijos atvejs taip parodė, kad nėra saugi ta profesija, kaip beatrodytų kitą kartą. Na tai, dėkui Dievui, pas mus spakaina viskas ramiau, žinai, ir kaip suprantu, ir pragyvent dar eina iš to. Ir nenuobodu svarbiausiai, nauji žmonės, nauji veidai, nauji įvykiai, tik tai spėk suktis. Na tai ką, Vidute, sėkmės tą laisvą žodį skleidžiant, ką dar mūsų žiūrovams palinkėt galėtum? Palinkėt galėčiau, kad būtų žingeidūs visi, ir žurnalistai, ir klausytojai, ir skaitytojai, ir žiūrovai, ir ko gero, kaip nėra žiniasklaidos, be jos skaitytojų, žiūrovų, klausytojų, taip ir visuomenė, ko gero, be žurnalistų irgi negalėtų išsiversti. Ir nesakau, kad reikia visuomet sutarti su visais. Reikia bandyti pasakyti tai, kaip yra. Pabandyti būti objektyviais, nors tai yra iš tikrųjų sunku. O kolegas norėčiau pasveikinti ir pasaulinės spaudos dienos proga, ir kalbos knygos atgavimo dienos proga. Iš tikrųjų, tas nelengvas mūsų darbas turbūt atperka tai, kad naujienų, žmonių, susitikimų, įspūdžių netrūksta. Na, o kol tai domina, kol tai yra įdomu, tol kiekvienas žurnalistas gali jaustis visų pirma jaunas ir iš tikrųjų žinoti, kad eina į priekį. Taigi, ačiū dar kartelį. Sėkmės tau, sėkmės visam Radio 99 perduok linkėjimus. Iki pasimatymo ciekavoj laidoj. Iki malonaus.